Kartu su apšvietos epochos idėjomis pradėjo plisti požiūris, kad švietimas ir mokslas turi būti prieinamas abiejų lyčių vaikams. Ne tik vaikinai, ne tik berniukai turi būti mokomi įvairių dalykų. Nes iki tol buvo galvojama, kad moters vieta tai tik namai, jinai gali būti tik duktė, žmona, motina. Daugiau jokio kito vaidmens visuomenė jinai neturi vaidinti. Tačiau kartu su apšvietos epochos ideologija buvo suprasta, kad ir moteris yra lygi vyrui ir kad jinai taip pat gali daryti tam tikrą vaidmenį gyvenime. Ir tam, kad moteris būtų lygi pašnekovė savo išsilavinusiam ir išprususiam sutuoktiniui, ji taip pat turi būti pakankamai gerai išugdyta ir išlavinta. Ir būtent realiai praktikoje, tiek Lietuvoje, tiek ir Lenkijoje, mergaičių švietimui daugiausia dėmesio buvo ir skirta įkūrus edukacinės komisijos mokyklas. Reformuotose mokyklose tiek berniukai, tiek mergaitės buvo mokomi praktikai reikalingų dalykų. Greta skaitimo ir rašymo, taip pat ir geografijos, istorijos žinios, prancūzų kalba ir visi kiti to meto dalykai. Taigi, tos idėjos, jos skverbėsi pradžioje aukštuomenės, po to, žinoma, į kitų sluoksnių gyvenimą. Ir tai yra 18 amžiaus antroji pusė.